Kas čia dabar? Sveikučiai. Na tai sėskitės, kol sriuba neatšalo. Tikriausiai šalkos. Tai ši romantiška vakarienė lieka tik mūdviem. Ai, Tomai, tas savo tai sekeliais. Tai kogi dabar pabėgo? Norėjau aš ją tik pamaitinti. Tai supraskite ir ją, jinai dar nepasitikė jumis ir dar ta istorija su vaikų namais, tai... Bet tai ką daryt man, Tomai? Ką tu man patarsi? Ašgi noriu kažkaip jai parodyti, kad aš ją myliu, kad aš ją noriu rūpintis. Supraskit, vaikai, jūs dabar likote vieni, jūs turite tik vienas kitą. Jūs privalote vienas kitų pasirūpinti. Aš galiu jums padėti, kiek galiu, bet jūs tikrai turite vienas kitų rūpintis. Ašgi noriu, kad jinai pagaliau pradėtų šypsotis. Kada tu ją matei besišypsančią? Bet kas jums iš to? Kas man iš to? Man nieko. Bet tai kaip jūs, aš nežinau, kaip jūs vaikai kažkaip galvojate keistai, kad iš visko turi būti kažkokia nauda. Jokios man naudos nėra. Aš tiesiog noriu jūs mylėti, jūs globoti, štai visa ir nauda. Tai jūs vis dėlto man kažką jaučiat, ja? Tomai. Eik ją pakviesk, arba aš eisiu paskui. Gerai, tamsta mokytoja. Tomai, namuose aš ne mokytoja, o tiesiog Agnė. Žinau. Tai ką tu čia išsikalnėjai dabar? Atstok nuo manęs. Ko ten tas Agnės tu? Aš nesuprantu. Galim jau dabar, ne? Nu tai? Eik pasivalgyti pas savo katus, aš tikrai nesiruošiu valgyti. Ko tu elgies dabar čia kaip mažakė kažkokia, tu visai. Taigi Agnė nori mums padėti, nu ir viskas. Tu labai nori į vaikų namus? Nori? Tai galim buvo nuvažiuoti pro langus pakuosti. Nesunku. Aš tiesiog noriu savo namuose gyventi su savo šeima. Tai aš irgi daug ko noriu. Labai daug ko noriu irgi, bet tu galvoji tik apie save visą laiką. Nu, nėra močiutės, nėra mamos, nieko nepadarys. Jau kaip yra susitaikyti. Gerai, neaiškink, aš tiesiog nemoku. Elgtis taip kaip tu. Susitvarkai viską, tau viskas gerai. Visi tave myli, tu irgi visus myli ir... Nu, tai tu nueik va į mokyklos dramos būrelį, užsirašyk, tam išmoksi greit. Pagalvosiu. Klausiau? Labas, Agne. Na ir kaip jums sekas? Sveiki, Robertai. Tiesą pasakius, nekaip sekasi. Nežinau, aš pirmą kartą sudvėjojau. Ar vertėjo man čionais atsikraustyti pas Denius. Girdžiu nusivylimą balse. Panašiai. Aš tiesą pasakius, truputėlį esu sutrikusi. Aš nežinau, kaip padėti tiem vaikam, jeigu jiem nereikia mano pagalbos. Agne, šiaip ar taip man atrodo, kad rankų nuleisti neverta. Tiesą sakant, stebiuosi jūsų atsidavimu, jūs man tapote idealios pedagogės pavyzdžiu. Liaukitės, Robertai. Aš žinau, galbūt aš per daug noriu, gal aš maksimalistė, bet... Robertai, aš tikrai myliu tos vaikus, aš myliu ir Tomą ir Raselę. Argi to maža? Agne, jūs stulbinanti. O jūs, Robertai, saldžiai žuvis. Žinote ką, nepasiduokite, palaukite dar kiek, bent kol atvyks pastiprinimas. Koks pastiprinimas? O pamatysite. Atleiskite, Robertai, aš jų vėliau paskambinsiu, gerai? Na ką, valgysim? Labai gerai. Sriuba dar neatšalo, o kai pastovi, tai dar prieskonį geriau įsigeria. Jūs valgėm sriubą, jo, gal? Sveikat? Skaniai kvepia. Savyje paklydau, dangų nuogą matau, aš erdvė būtyje.
Taip kvepa, kad net kaimynai užai. Sveikas, Tomai. Ar galiu užėti?